Amžiaus statyba Nemuno ir Neries santakoje. Daugiabučiai ar uostas? Kol kas betoninė damba. Kasa kažką tai, kažkokia žemė mačiau atgabenta yra ir vyksta kažkas. Nežinau, neįsivaizduoju, reiktų pasidomėti, bet ten buvo plikas laukas. Jeigu tenais, nebuvo sutvarkyta ir dabar kažką tenais tvarko, daro, nežinau, kokį parką, tai galbūt yra į naudą. Skaičiau kažką internete, kad statys kažkokį gyvenamųjų namų kompleksą. Gyvenamieji namai, gyvent vieta tai tikrai graži, bet šiaip norėtųsi, kad būtų žaluma. Miestiečius nuo statybo aikštelės skiria plati upė. Galbūt todėl dauguma kauniečių nei girdi, nei žino, kas čia vyksta, nebent mato, kad keičiasi istorinė miesto vieta. Ir tai vyksta ne kur nors, miesto pakrašty, tai yra santakoje, sakralioje vietoje, priešais Kauno pilį. Tai yra auksinė santaka, kurios Lietuvoje daugiau nėra. Ir Baltijos šalyse, tai yra didžiausia santaka. Dar prieš 10 metų buvo kalbėta, kad čia reikia įkurti parką, pramoginių laivų prieplaukas, kavines. Konkursinis darbas buvo šitas, dabar bus statomas šitas namas ir šičia pilies bokštas. Tai kaip ta krantinė bus sutvarkyta? Tai praktiškai Kauno statybininkai Kausta vieninteliai tokie drąsūs ir pirmieji, kurie pradeda toje teritorijoje statybas. Čia turėjo būti mažųjų laivų uostas, beveik 200 metrų ilgio krantinė bei komercinės paskirties patalpos. Balandį prasidėjo statybos. Ir dabar, reiškiasi, pagal detalų planą, reiškiasi, dabar ir konkurso medžiaga buvo pradėti techninio projekto rengimas ir dabar gautas leidimas kaip tik kranto sutvarkymui, tai vadinamai dambai statyti. Miestuose tokių pylimų nestato ir nenaudoja, tai yra užmiesčio konstrukcija. Tarybiniais laikais, kadangi jinai buvo pati pigiausia, o tarybiniai, kaip sakėt, funkcionieriai tos limitus finansinius turėjo labai mažus, tai tokiu būdu buvo, Vilnius yra taip apibetonuotas. Kaip ta žodžio savoka, kas supranta. Vieni supranta dambą, kiti krantos sauginį statinį, kiti krantinę. Čia įvairiai galima ją traktuoti, bet jis yra kaip inžinerinis statinys ir be jo apsieiti negalima. Tai grinai yra sovietinis, kaip ir turim prie Karaliaus Mindaugo Nemuną, visą irgi tokį įbetonuotą. Ir toks susidaro, man tai toks negeras įvaizdis, tai rytum ta upė yra kažkokia, nešvari, neverta būti mieste ir ten vaikščiot turi tik tai tokie, švelniai tariant, keisti žmonės, nes taip yra formuojama. To gal nesiekiama, bet toks susidaro vaizdas iš tiesų. Siauri betoniniai takeliai, reti priėjimai prie to vandens, net nusileidimo. Kultūros paveldo specialistai abejoja, ar detalusis planas, kuriame buvo numatyta mažųjų laivų uostas, beveik 200 metrų ilgio krantinė ir komercinės paskirties patalpų zona sutampa su šiandien realizuojamu projektu. Detaliajam plane yra pažymėta komercinė zonos 2. Tai viena, kur yra, reiškiasi, prie Brastos gatvės ir kita yra, kur yra prie upės. Va šitas pažymėjimas, toksai ištrižas, tai jis rodo, kad čia yra galima komercinio patalpų. Detaliajame plane yra parodyta 20 metrų ruožas bendramiestinės visuomeninės erdvės palei krantą. O visas tas ruožas dingsta ir tampa šlaituota betono krantinė. Lygiai taip pat parodyta jo detaliajam plane, kad pirmi aukštai yra komercinis ir visuomeninis ruožas patalpų. Visa tai dingsta ir tampa butais. Reiškia, tai lygiai taip pat dingsta mažųjų laivų uostas, kuris detaliajame plane yra pavaizduotas. Čia dabar dar buvo, kad reiškia, kad nėra galimybės įrengti prieplaukos laiveliams, panašiai. Čia ta galimybė yra, bet dėja jinai yra už mūsų sklypo ribų. Nors architektai ir piešė konkursė prieplauką, bet ko gero ne visi žinojo, kad vandens lygis Neryje dabartiniu metu yra apie 20-30 cm. Mes praeitą savaitę visa komanda plaukėm laivu ir į tą vietą išvis įplaukti neįmanoma. Pasak architektūrologų, miestai visada tampriai susiję su vandeniu. Upės, ežerai ar kiti vandens telkiniai yra neatsiejama miesto tapatybės dalis. Jo atsiradimo, augimo, kartais ir žlugimo priežastis.
upė būtų įtraukta į miesto gyvenimą, ne kaip dabar mes turime ar ne Panemunę, Šančiai, kur toks rekreacinis, bet iš tikrųjų, kad tai būtų miesto dalis, kad būtų kavinės rengiamos, įvairiausi sporto, kultūros renginiai, meninės akcijos, kad tai būtų gyvas, kaip dabar populiaru, ar ne, ta kava įsinešimui, kad galima sėdėti, galima žaisti, galima ant sauliukų, galima kojas į vandenį sumerkų sėdėti ir priešais, pavyzdžiui, Neries atveju turėtum puikų vaizdą, kuris iš tikrųjų labai didintų tos vietos patrauklumą. Toje terasoje, damboje, kavinių nėra numatyta ir iš tikrųjų įstatymuose nėra leidžiama, kad būtent tose dambose būtų statomi kažkokie tai pastatai ir įrenginiai. Ta krantinė, kurią mes pastatysim, upės apsauginėje zonoje, mes, reiškia, pasirengę ją parduoti, padovanoti miestui. Kad, reiškia, po to miestas turėtų viešą erdvę, kuri kaip tik atitiktų ir miestiečių lūkesčius. Kam reikalingas toks krantas? Kam reikalingas pylimas? Kam reikalingi vieni laipteliai, kokiems srautam tai yra paskaičiuota, ar tai yra miesto, čia yra pasityčiojimas iš miesto. Visi mesgi siekime miestui gero, gražaus miesto, norime jame gražiai gyventi, bet yra keletas kelių tam pasiekti. Tai pirmiausia, tai reikia padaryti, kad, reiškia, kauniečiai turėtų galimybę gyventi prie upės. Mes kaip ir galvojame ir esam, kaip ir sako, upių miestas, bet niekas neturi galimybės įsigyti, gyventi prie pat upės. Svarbiausia geri norai. Gal po 100 metų ne tik būsimojo kvartalo gyventojai galės kojas į upę merkti ar net laiveliu iki Vilniaus nuplaukti.